vyresnį norėčiau gal trumpam pakalbinti internetiniai žiniasklaidai šiek tiek. Jeigu galėtumėt pakomentuoti, čia išduotas jiems yra leidimas kažkoks mitinguoti ir kas jį išdavė? Šiaip visus įvykius komentuoja atstovas spaudai. Kiek mes žinom, kad leidimas išduotas šiandien. Šiandien ir kas jį išėmė, gal žino? Mes dar patikslinsim, to ateis organizatoriai ir tą visą informaciją turėsim šiek tiek vėliau, dar nėra. Tai tik šiandieninis yra leidimas, prašymas mitinguoti. Aš sakiau, kad ateis organizatoriai, mes tą informaciją turėsim pilnai dabar, aš tiksliai negaliu pasakyti. Ačiū. Atsiprašau, galim patrukdyti? O čia kur organizatorių galima būtų pakalbinti? Čia man tas Adomėnas, aš esu vienas Jonas, o man dar kažkas. Nes buvau pas policiją nuėjęs, dabar klausiu, sako, ar yra leidimai, sako, dar nėra sutarta, sako, kažkaip, ar gali būti. Leidimais yra pagamų, čia Manto reikėtų klausti. O ką? Ne, paklausiau, kada leidimas, sako, išimtas, sako, dar nėra patikslinta, tai sako, lyg tai šiandieną, bet jie dar tikslių duomenų neturi, tai kaip ir neatsakė nieko tikslaus. Tai dėl to ir įdomu. Jūs žinote, kad leidimas yra gautas. Taip, mes informaciją turime. Bet aš visą laiką minėjęs, kaip čia? Čia nekabinėtis, tiesiog Viktorija. leidimas būna. Man reikia parodyti, va, įstis propus. Ten būna skirtingi momentai, galima leidimas mitingų ir eisinė, būna šiaip mitingas ir taip toliau. Tai tokie niuansai visada įdomu pažiūrėti, kaip atrodo tas leidimas. Leidimas yra, tik tai leidimą turi atnešti kolega, kuris ateina. Tai tvarkoj, mes palauksim. Gerai, gerai. Čia jokio tokio dalyko. Man tas kapūnis planų. Spūdingas toks. Ta prasme, lietuviškas variantas? Ne, čia yra lietuviškas švietimas, bet čia yra jau tas himnas kaip dalykas. Tasme, tikras variantas. Čia jau fonetiškai jungsimai, kurie nemoka rusiškai. Tekstas atsilieka lietuvių, sakyčiau. Atsilieka taip, lietuvių. Tekstas jau labai. Ну, čia jau toks jau kinas ta prasme. Потому что они все теперь разбросаны. Visiškai, matai, kad čia kišti. Жалко, надо было ноут взять. А не хватит ноутбук? Petrai, sveikas. Tu turi leidimą išspausdinti? O подружки? Там мальчики, девочки есть. Но они сейчас пока... Мы хотели, знаете, сделать на этой карте, ставить на карте. Нету никакой карты. И я обращалась к нам. Ничего себе будет. Возможно, я сомневаюсь. Во вторник, в среду. Да. Вторник нельзя, тут праздник, надо внимание. Ну, именно бывает вторник вообще нет. Это как день. Да. Ну, конечно. Прямо и колбеса, прямо. Я швед сегодня. Еще один швед. Нет, знаете, я. А, вы? А, ну...
Kai bus leidimas, gali tik būti prieiti ir jie iškvies perpus informaciją. Какая интересная работа, какие связи. А потом прощение. Gal galim senimą pakalbinti prieš kamerą? Už ką čia tas susirinkimas čia yra? Už ką jūs čia? Jūs ką nežinote? Agresija. Aš apsiemu poziciją neutralaus ir, kaip žurnalisto dėl to ir klausiu, už ką čia. O kokią televiziją atstovauja? O čia bus internetinė televizija. Pilietinė žiniasklaida. Internete tiesiog kanalas toks ir tiek. Tai bandau sužinoti subjektyvę nuomonę čia susirinkus. Kad ši nuomonė labai aiški nuomonė yra. Kad prieš Rusijos agresiją. 1-2-1-2. Ukrainoje, Kryme. Labadiena. Prieš Rusijos agresiją. Taip. Ir tenais dabar būtent kaip pasireiškia ta agresija. Mes labai gerai matome, kad Rusija grįžta prie tų pačių papročių, kokius propagavo stalinistinė Rusija 39 metais. Tai labai akivaizdu yra. Negerbimas tarptautinės teisės, savo pasirašytų sutarčių ir taip toliau. Ačiū. Ir įvedus armiją vykdytą referendumą, tai atsiprašau, kokia čia yra teisė tada. Bet čia būtent apie Krymą dabar kalbu. Taip, dabar aš apie Krymą kalbu. Tai čia pagrindė dėl Krymo ir... Dėl Krymo viskas. Ir Simferopolį irgi yra. Tai Krymas Simferopolis ir yra, bet kaip sakant, neplystų paskui dar ir į rytų, ir į Donecką, ten į Charkovą, kad tas visas gali įsiplėsti ir paskui gali tokia grėsmė būti, kad jeigu ten pavyks labai gerai užimti, tai galima atvykti ir čia antrą kartą, kaip 40 metais mums Saulė atvežė Paleckis. Tai dabar Butkevičius gali tokia Saulė atvežti, bet kad to neįvyks. Butkevičius, bet čia matau socialdemokratų vėliavą. Ar čia tada kažkokia apgaulė? Tai gal čia turbūt tik dėl, kaip sako, akių užtemdymo. Ne, tai dalis socialdemokratų. Bet žinoma, šitą idėją, šitą piketą remia ir nepritarė Rusijos agresijai, bet jeigu Butkevičius kaip pasakė, jie garsiai, paskui jis įsakė savo žodį, kad negalima jokių įvesti sankcijų, jokių būdų jokių negalima, kad reiškia šitai, o paskui jis iš ryto, vakariau pasakė, matot, reikia tarti su bendryje, su pasauliu, a iš ryto pasakė, kad jis prieš visas sankcijas. O ką dar manote tada apie tai, kad Krymo taryba didžiąją daugumą visgi nubalsavo už atsiskyrimą nuo Ukrainos? Ką reiškia didžiąją daugumą? Jeigu ten 50 su virš procentų rusų įvedė kariškius, tuos tatoriai ten baigiau išvaryti. Dauguma. Jeigu ten, sakam, nėra mūsų kariškių, važiuoja automobiliai, didžiuliai gruzavykai, rusų armijos važiuoja. Tai iš kur jie visi su ginklais, jeigu, kaip sako, ten tokie, ginkluoti automatai, užima Ukrainos dalinius, viską. Labai simptomiškas dalykas yra, kad neįsižvelgia į etninės grupės, kurios etninė teritorija yra prigimtinė, Krymas, Krymo totorių etninė teritorija. O galim dar pasakyti, iš kokių šaltinių gaunate žinias? Iš įvairių, iš spaudos, iš interneto. Iš interneto, spaudos, jaunimas, vaikai supranta, BBC, visą dukra pas mane Amerikoje gyvena, kitą Anglijoje supranta, iš ten jie mata, ką pasaulis sako, o ką čia kalba vien tik mūsų internetas, tai čia gali kaip nori pasakyti, bet yra dabar neuždarysi. Tokia yra informacija, viso pasaulio informacija, kas supranta angliškai, informacijos va tiek. Labadiena. Kas čia pas jumis parašyta, gal galite išversti? Nes čia matau nelietuviškam vis tiek raidės. Kaip čia Putinas, Putinai, Krymos karą tu pralaimėjo. Tai dabar čia jūs tame mitinge esate už ką? Už Ukrainą, žinoma. Už Ukrainą? Taip. Tai čia visi susirinkę yra už Ukrainą. Suprantu, kad taip, todėl kad reikia pasakyti arba parodyti agresoriams, kad užtenka, pabaiga,
kad mes norim gyventi Europoje, kad Azijos civilizacija mums netinka. O čia mes, tai jūs, nes matau, kad vis tiek su akcentu kalbate, jūs iš Ukrainos gal esate? Ne, iš Baltarusijos. Iš Baltarusijos. Tai jūs Baltarusijos pilietis palaikote ukrainiečius šiuo atveju? Taip. Todėl, kad padėtis panaši situacija. Pas mus irgi tokia atvira okupacija, jau tęsiasi 20 metų. Čia Baltarusijoje okupacija? Taip. Ir kuo jinai pasireiškia ten pas jumis būtent? Ne, Baltarusija negalima kalbėti baltarusiškai. Uždarimas baltarusiškas mokyklos, ne viena instituta arba universiteta nėra, kur dėstama baltarusio kalba. Tai kaip čia galima pasakyti, čia Baltarusio valstybė, čia aišku, kad tai yra Rusijos federacijos dalis. Taip. Ačiū. Labą dieną. Galit pakomentuoti, ką tos vėliavos čia simbolizuoja? Čia yra Krymo totorių vėliava. Krymo totorių. Ir kodėl jūs būtent čia atsinešėt šiandieną? Todėl, kad Krymas yra būtent visų pirma totorių žemė. Ir jie Rusijos aneksijos atveju būtent jie labiausiai ir kentėtų. Tai Kryme dauguma gyventojų yra totoriai? Buvo, o dabar taip nėra, bet tai būtent Rusijos nuopelnas, kad taip nėra. Tai čia dabar šitas mitingas yra už ką būtent? Šitas mitingas yra Ukrainai paremti. Ne Krymui, nes... Tai Krymas yra Ukrainos dalis. Tai pagrindė taip išeina, kad už tai, kad jisai ir liktų Ukrainos dalimi. Be abejo. Lietuva tėvynė mūsų turi didvyrių žemę, išpraeitęs tavo sūnus stiprybę savę. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegu saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Dabar Jonas Ukrainos himnas. Ще не вмерла Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Жінуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запанує і ми, браття,
у своей сторонце. Душу тела мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого рода. Душу тела мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Mėlyjei, mes atėjom čia pirmiausia į Rusiją. Rusija, nepradėk šito karo, pasitrauk iš Krymo. Rusija, mokykis iš savo istorinės patirties. 39 metais kartu su kitu diktatoriumi pabandžiusi dalintis Europą, atsinešė tik dar didesnių nelaimių savo žmonėms ir dešimtmečiais įstūmė juos į vergovę ir atsilikimą. Rusija, traukis kol nevėlu, Rusija, nuversk Putiną. Rusija, tu dar gali tapti laisvą ir laimingą šalimi. Mes taip pat kreipėmės į Lietuvą, suprasdami, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, yra taip pat žingsnis ir į mūsų tolesnį pavergimą. Nes jeigu nėra laisvės čia, Ukrainoje, nebus jos ir Lietuvoje. Todėl mes kreipėmės į savo išrinktą valdžią, kad jie priimtų rimtai tos ženklus, nebandytų manyti, jog tai dar tik vienas dalykas toli, kuris mūsų neliečia. Mes turime pareikšti labai aiškę paramą Ukrainai, turime pareikšti labai aiškę valią gintis ir būti apginti ir ieškoti paramos Ukrainai Europoje ir NATO struktūrose. Kreipėmės į Ukrainą. Broliai, laisvės turėsite tiek, kiek jos iškovosite. Mes, prisimindami sausio 13-osios laužus ir barikadas prie parlamento, prisimindami jūsų palaikymą, esame visa širdimi su jumis ir padarysime viską, kad ta valia, politinė valia padėti jums kuo greičiau susimobilizuotų. Kreipėmės į Europos šalis, ypač į Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybės. Prieš 6 metus nepatvirtinę Ukrainos NATO perspektyvos, jūs sukūrėte tą situaciją, kur ir Gruzija, ir dabar Ukraina tampa padrasinto agresoriaus aukomis. Dar nevėlu, dar galima susimobilizuoti. Nemanykite, kad pataikavimas diktatoriams veda į taiką. Prisiminkite 38 metus, prisiminkite tą visą taikstymąsi su Hitleriu ir Stalinu, kuris atvedė į paskutinį pasaulinį karą. Jūsų valia, jūsų tvirtas palaikymas Ukrainai reikš, kad karo gali nebūti. Kreipėmės taip pat į Jungtinės valstijas. Tuomet, kai Jungtinės valstijos buvo laisvojo pasaulio lyderis, kai aiškiai drįso ginklu ginti laisvės ir demokratijos vertybės, pasaulis buvo aiškesnis, pasaulis buvo saugesnis. Amerika dar gali tapti laisvojo pasaulio lyderiu. Amerika neturi taikstyti su antrarūšės galybės, bijančios išeiti už savo sienų ir pareikšti paramą ir apsaugą principams, kuriais jį pati tiki. Taigi, dar nevėlu, laisvasis pasaulis susivienijęs gali apginti Ukrainos laisvę ir Ukrainos žemių vientisumą. Ačiū Jums, kad atėjote čia. Broliai ir sesės, mūsų širdise, mūsų mintise yra Ukraina ir ukrainiečiai. Visi ukrainiečiai. Ir tie, kurie kalba ukrainietiškai, ir kurie kalba rusiškai, ir kurie kalba totoriškai. Visi, kurie už Ukrainą, visi yra ukrainiečiai. Nes ne taip seniai man buvo tokių čia klausimų keliama Lietuvoje. Aš sakiau, kiekvienas, kuris už Lietuvą yra lietuvis. Ir nesikapstykit kitokiuose dalykuose. Tai ir ten kiekvienas, kuris už Ukrainą, yra ukrainietis. Ir Maskvos viršininkai yra šiek tiek apsivylę savo planuose, kad rytų Ukraina
nesukilo taip, kaip jie tikėjosi, prašydamasi priimti į Rusijos glėbį. Jie turi savo sampratą, savo orumą ir jie nėra prieš Ukrainą. Ten dalykai sudėtingi ir dar bus sudėtingi. Bet mūsų pozicija, mūsų nuostata bus svarbi ir ji bus išgirsta. Aš manau, kad mums turi rūpėti ir Rusija. Ne tik tai Rusijos valdžia, gal daug dievė, ten irgi atsiras kokio nors blaivesnio galvojimo ir nuosaikesnio galvojimo, tai pamatys, kad ne viskas taip gerai sekasi, arba kad reikia pralieti labai daug kraujo, norint pasiekti savo tikslų, ir tada agresoriai stabteli, taip kaip Vilniuje stabtelėjo sausio 13-ąją. Tai gali dar būti visai, bet Rusija turėtų irgi susivokti plačiau negu tik tai tie žmonės, kurie jau pradėjo eiti į demonstracijas už Ukrainą. Prisiminkime, juk už Lietuvą išeidavo 100 000 į Maskvos aikštės ir gatves. Už Lietuvą, rankas šalin nuo Lietuvos, už Lietuvos laisvę. Tai ten yra jėga, užslopinta, suklaidinta, kvailinta, visom valdiškom televizijom, visa žiniasklaida yra perimta ir žmonės masiškai mulkina daugybę metų. Ir vis tiek aš tikiu, kad Rusija tebėra gyva ir įtars savo žodį. Ir ji nenorės būti pastumta į fašizmą, nes tokia kryptis yra nubrėžta, toks auklėjimas yra varomas. Kai pasiklausai, ką kalba kokie viršininkai, kariniai, politiniai viršininkai, tai yra neįtikėtinos mintys. Visi, kas nesutinka, yra naikintiniai priešai. Labai pavojingas kelias pačiai Rusijai. Jeigu kas nors jiems galėtų priminti, kaip sėkmingai besiveržiant į priekį fašistinė Vokietija, kuo baigė. Būkime širdise ir už Rusiją, kad ji nepaskęstų tame liūne, kuris dabar jai taip pat paruoštas kartu su aplinkinėmis tautomis. Na ir žinoma, labai svarbu, kaip pasaulis suspėja ar nesuspėja susivokti. Kai kurie suspėja, kai kurie jau mato, kad negalima leisti toliau spjaudyti jiems į veidą, kai kurie dar krapšto pakaušius. Man patinka brolių Žemaičių pokštas. Paprastas klausimas. Akatuka ataka. Suprantat, kas pasakyta? Akatuka ataka. Pasirodo, kad iš dalies katukai jau atanka. Gal jie ataks. Ir tada visi būsim saugesni ir Europa, ir ta pati Rusija bus sustabdyta ant bedugnės krašto. Bet turime būti susitelkę ir pasiryžę. Nepaprastai skambėjo žinios, telefonu man pasakojo iš Kijevo, kad šimtai tūkstančių jaunuolių eina užsirašyti savanorius, ginti tėvynės. Ir jų himnas kalba apie tai. Sielą ir kūną atiduosim už mūsų laisvę. Kad Lietuvoje būtų toks visuotinis nusistatymas. Kad nebūtų gandų ar šnekėjimų ir būgštavių, o jeigu čia įsiverš Putino kariuomenė, tai dar daug kas bėgs jos sveikinti su gėlėmis. Nesinori taip galvot, gali būti taip, bet pirmiausiai turi būti daug tų, kurie neleis, kad taip įvyktų. Ir tas ryžtas, jisai gali būti ir labai realus. Įsivaizduokime, jeigu mūsų vyriausybė, švietimo ministerija, ten kito visa vyriausybė nutartų, kad dabartinėje situacijoje, kai yra tokia kryptis Europoje ir šitoje Europos dalyje, reikia įvesti
vidurinėse mokyklose karinį parengimą. Kad jaunimas būtų viskam pasirengęs. Aš žinau, kad daug jaunuolių, ypač berniukų, gal ir mergaitės, būtų už tai. Bet reikia, kad ministrų galvose kažkas įvyktų. Kita vertus, jeigu kils tokių pasiūlymų, ar iš mūsų pačių politikų neprasidės lakstymas, oi nereikia, kažkai mes militarizuojamės, kaip tai neteisinga, kaip tai negera. Jeigu mes pakrikę, tai tada mes ir silpni. Jeigu mes susivokiam, kada reikia stoti vienoj gretoj ir stojam, tada mes nepagazdiname. Pagalvoti reikia apie visokius dalykus, visokią riopą pasirengimą ir pasirengimą taip pat širdise. O ką mes darysim rytoj, jeigu? Ką aš darysiu? Ką tu darysi? Ukrainiečiai žino. Pasiryžę ir kūną ir sielą paaukoti už tėvynės laisvę. Imkim pavyzdį. Ačiū. Dabar kviečiu Ukrainiečių bendrijos Lietuvoje steigėją Vasilį Kapkaną. Sveiki gyvi. Vienas iš atsakymų į dabartinius įvykius Ukrainoje, aš tai pavadinčiau pasaulinė teisės į laisvę ir orumą krizė. Galbūt yra tas, kad blogis, komunizmas, skirtingai nuo fašizmo, nebuvo nubaustas. Jis išsisaugojo, atgyjo bandymuose restauruoti buvusią Sovietų imperiją. Komunizmo likučiai per įvairias jo egzistavimo formas ir būdus užvaldė buvusią Sovietų sąjungos teisų perėmėją Rusiją, pasklido kraštuose aplink, smarkiai užkabinus ir Ukrainą. Šie likučiai yra ir Lietuvoje. Tai, kas vyksta mūsų akise, tai geros valios žmonių kova su nenubaustu blogiu. Tai bandymas išsigelbėti istorijos jau pasmerktos imperijos, kuri šioje savo egzistavimo kokybėje nemato kitos išeities, kaip naikinti žmonių gyvybės. Be antrojo Nürnbergo komunizmui pasaulis gali atsidurti ant žlugimo bedugnis. Europoje, gal ir kitur. Ir čia pat noriu padėkoti gerbiamam profesoriui Landsbergiui už visas pastangas dėtas tam, kad komunizmas būtų nubaustas ir nuteistas. Ukrainoje, Lietuvoje, Rusija, jiems akstinu apsispręsti, kokios yra mano vertybinės pozicijos, o kartais ir ryžtas nedelsiant veikti, turi tapti 18 amžiaus anglų filosofo Edmundo Berko aforizmas. Jis buvo labai populiarus tarp intelektualų prieš antrąją pasaulinį karą, kuris dėja prasidėjo. O aforizmas skamba taip. Vienintelis dalykas būtinas, kad blogis triumfuotų, yra tai, kad geros valios žmonės nieko nedarytų. Lietuviai daro labai daug ir aš lenkiu galvą prieš visus lietuvius, kurie darė ir daro dabar padėdami Ukrainai. Jūs netgi savo krauju su mumis pasidalėm. Taigi mes ir kraujo broliai. Mes turime, kaip ir Maidano žmonės, pasitikėti savimi ir tikėti, kad mūsų gyvenimo kokybė ir pasikeitimai į gerą šiame pasaulyje, kuriame gyvename, vis dėlto priklauso nuo mūsų pačių. Pasaulis vis senas žino, o gyvenimas mūsų vienintelis ir nepakartojamas. Jį visada ir iki gėrio pergalės būtina ginti. Šiandien yra 200 metų, kai gimė mūsų didysis poetas Tarasas Ševčenka. Jis Ukrainoje vadinamas pranašu. Mes matom, kokie įvykiai sutampa su šia jo 200 metų sutartį. Šio poeto eilis mėgdavo deklamuoti pirmas žuvęs Maidane vyras. Armėnų kilmės gimęs išaugęs Ukrainoje Serhijus Sarkisas Nigujanas. Šios eilės liko įamžintos video juostoje. Jos skamba taip. Varytis po Boretį,
Вам Бог помагає. З вами правда і слава, і воля святая. Колоките, ну галесите, їм спаде да дєвес. Уж jūs tiesa, už jūs šlovę ir laisvę šventovė. Kviečiu visus būti vieningiems ir niekados nepasiduoti blogiui, o kasdien, kiekvieną akimirką, stoti gėrio pusėje. Už mūsų ir jūsų laisvę. Разом і до перемоги. Слава Україні! Profesoriai išvykti ir linki čia mums nenuleisti rankų ir toliau, liudyti savo palaikymą Ukrainai. O dabar kviečiu Lietuvos socialdemokratų partijos atstovą Arkadijų Vinokurą. Gerbiamas profesoriau, galim pakalbinti būtų labai trumpam. Kad aš turiu kitur važiuoti. Labai vienas Gediminas Paplauskas, Lietuvos pilietis iš Klaipėdos. Ne, bet jūs savo malonumui norit mane kalbinti. Ne, internetinė žiniasklaida. Internetinė žiniasklaida. Tai vat norėčiau paklausti, Kryme žmonės dabar rengs referendumą dėl atsiskyrimo nuo Ukrainos. Jie nerengs referendumą. Nerengs? Jiems rengs referendumą. Jiems rengs tariamą referendumą. Okupuoti terrorizuojamą šalį negali būti jokio referendumo. Tai yra muilo burbulas. Bet tai Lietuvoje jisai įvyko. Lietuva, kai buvo okupuota, jisai kažkaip įvyko tas referendumas Lietuvoje. O Kryme negali jisai įvykti. Jiem neleis įvykti. O kaip Lietuvoje leido? Todėl, kad negalėjo neleisti. Ir tokio referendumo už Lietuvą. Apie ką jūs kalbate, aš nesuprantu. Ne, aš tiesiog klausiu, jeigu ten įvyks referendumas ir žmonės nuspręs, kad atsiskyrė gyventojai Krymo. Vilniaus krašte okupuotame irgi vyko referendumas. Jį boikotavo lietuviai, gudai, žydai. Želigovskininkai padarė ir vaidino, kad tai referendumas. Taip negali būti okupuotai šalyje referendumas. Bet jinai dabar Ukrainos sudėtyje dar kol kas yra. Kas? Krymas. Jis okupuotas. Okupuotas Ukrainos? Ne Ukrainos, nu rusų agentūros. Okupuotas kariuomenė rusų ten stovi. Jūs kur gyvenat, aš nežinau. Lietuvoje. Ar neatrodo? Nesame prie... Tačiau mes esame kategoriškai prieš Rusiją Putlerio veidu. Mes esame prieš Rusiją fašistinės huntos veidu. Prieš tokią Rusiją mes esame, bet ne prieš Rusijos tautą. Kremlius prieš savaitę, bandydamas įtikinti savo nuosavą visuomenę, kad jie remia avantūrą, tragišką avantūrą Ukrainoje, paskelbė apklausą. Pasirodo, kad net 72% Rusijos gyventojų pasisako prieš Putino klikos avantūrą Ukrainoje. Gėda Putleriui. Mes esame ir socialdemokratai, Lietuvos socialdemokratai, ir Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, ir Lietuvos liberalų sąjūdis, ir tikintis bei netikintis, besidomintis politiką ir ją nesidomintis. Mūsų vienyje žinojimas, kad Ukraina kovoja taip pat ir už mus. Slava Ukrainė! Slava Ukrainė! Dėkui. Mes čia matome ir tautorių vėliavas. Tai yra ta tauta, kuri gyveno Kryme, kuri bando atplėšti nuo Ukrainos šimtmečius, gerokai prieš tai, kol ten įkėlė koją kolonistai. Ir būtent Krymo totorių apsisprendimą ir reikia gerbti labiau negu primestą referendumą, kuris vyks ir baigėsi garsas po savaitės. Nežinau, aš nieko nevykiu. Paspaudė per daug. Nervingų. Taigi, dabar kviečiu Šarūną Matulevičių, kuris pusę šios žiemos praleido Maidano barikadose ir yra tiesioginis tų įvykių liudytojas ir bene tampriausias ryšys tarp Lietuvos pilietinės visuomenės ir Maidano.
sveiki visi susirinkę, čia malonu Jūs matyti. Apie visas grėsmės, apie viską daug žmonių pakalbėjo. Aš turbūt dabar norėčiau tiesiog prisiminti, už ką mes turime būti dėkingi Ukrainai. Ukrainai mes turime būti dėkingi už tai, kad jie mus taip subūrė. Lapkričio pabaigoje buvo išvaikytas pats pirmas taikos studentų mitingas Berkutyje pajėgomis ir būtent tai virto pradžia paties Maidano. Kas galėjo pagalvoti, kad ateinančius 3 mėnesius čia Lietuvoje ir pačiame Maidane mūsų dvi vėliavos kabės viena šalia kitos. Labai dažnai turbūt jau daugelis iš mūsų, ne tie, kurie organizavo arba tie, kurie tik dalyvavo, nebeprisimena, kiek įvairiausių akcijų, palaikymo, protestų, mitingų, koncertų įvyko. Ukrainai turbūt reiktų būti dėkingiams už tai, kad jie atvėrė akims tiems Lietuvoje čia, kurie nesiryždavo arba nenorėdavo suprasti, kas vyksta Rusijoje. Dar labiau turime turbūt dėkingi už tai, kad jie atvėrė akis vakarams, daugiau ar mažiau, galbūt ne visiems lyderiams, bet galbūt daugumai arba didesniai daliai. Paskutinį kartą Maidane Ukrainoje buvau šį savaitgalį. Maidanas jau yra dabar žinoma kitoks, viskas daug taikiau, visokys vyksta į Krymą, bet turbūt reiktų pamatyti, kaip buvo Grūžio pradžia, kaip tai buvo visiškai taikus mitingas, žmonės šoko, ten dainavo, ar kaip tai dabar yra viskas paskendę pelenuose, sūdžiuose, dūmų ir ką visą tą agresiją pavertė tą taikų mitingą, į ką sugebėjo paversti. Teko bendrauti su daug ukrainiečių. Ir turbūt toks vienas įdomesnių mano pokalbių vyko apie tai. Su žmonėmis, su kuriais bendravome 3 mėnesius ir turbūt niekad nesusimastė, ir jie nesusimastė, ir mes nesusimastėm, kodėl Lietuva, bet štai praėjus beveik 3 mėnesiams man pasakė, kad kai Lietuva pradėjo remti Ukrainą, visiems Ukrainoje, jie buvo labai dėkingi, viską, kas įvyksta, čia viską mato ir Lietuvai kartu su Lenkija yra tos dvi šalys, kurios atveria visas duris ir gali net pasą nerodydamas eiti visur, kur tau reikia ir norisi. Ir jiem tuo metu pasirodė labai keista, kada Lietuva, jie sakė, Rusija visada mūsų buvo broliai, mes ir broliškos tautos, Lenkai, gerai Lenkai ir geri slavai, bet ypač jaunai kartai, kuri nepatyrė sausio 13-osios įvykių visų 90-ųjų perestroikos, buvo labai keista, kodėl Lietuva, iš kur jie čia mes jums vadėm aiškinti, kad štai mes jautėmės jūs panašus, kad mes esame dėkingi jūs ir mūsų būrėti savo šaly, mes kvėpavome kartu su jumis jūsų laisvės dvasia. Ir kalbant apie Rusiją, vertu pabrėžti, man tas pats žmogus sakė, kad kai prasidėjo visi šitie reikalai, jie labai daug turėjo, tas žmogus turėjo daug draugų Rusijoje ir kai prasidėjo visi šie reikalai, pradėdavo pasiklausti, dauguma su tai žmonių ryšiai nutrūko. Įsivaizduojate, draugai pradėjo nustoti bendrauti su draugais, etniniai rusai su ukrainiečiais. Tai tikrai nėra labai vyraujanti tendencija, bet tai reikia atkreipti dėmesį, kad ką daro toks diktatorius kaip Putinas. Atrodo, visos tos pačios tautos yra draugiškos, bet štai supriešintis yra įmanoma visgi. Tai tiesiog turime neleisti atskirti Putino visą tą agresiją nuo žmonių ir neleisti tam plisti, neleisti supriešinti žmonių. Tai ir šiandieną norisi būti dėkingi už tai Ukrainai, norisi ją toliau remti ir matyti ją laisvą. Tai ačiū Jums už tai, kad dalyvaujate visur, ačiū už tai, kad remiate ir ačiū Ukrainai. Slava Ukrainai! Herojams slava! Į šį mitingą susirinko visos visuomeninės ir Lietuvai ištikimos politinės jėgos. Dabar kviečiu Liberalų sąjūdžio vardu Gintarą Stepanavičių. Šiandien esame susirinkę visi, kurių mintise žodis Ukraina ir be žodžio Ukraina jaučiame, kad mūsų širdis plaka stipriau. Nebejoju, kad šitų žmonių... Jūs tiesnai sakėt, kad dalyvavote vietoje įvykiuose visuose tenais Ukrainoje. Kiek laiko ten prabuvote? Aš 2 kartus buvau. Aš buvau gruodžio pradžia viduryje ir buvau praėjusį savaitgalį. Mano daugiau tokia nuotolinė buvo, bet praėjusį savaitgalį tai buvo pats pirmas mano, nuo ko mano visuomeninė veikla prasidėjo Ukrainos klausimų, tai buvo būtent gruodžio mitingas. Nuo to viskas prasidėjo gruodžio pradžioje, o šį savaitgalį aš ten buvau, tai mes kadangi esu iš pilietinio judėjimo, kuris rinko paramą, tai mes konkrečiai vykome į ligoninės būtent perduoti tos pinigėlės. O pačiam Maidane dalyvavimas jisai vyko? Tai Aš Maidane sustovėjau, ta prasme,
ten gruodį stovėjo, bet tuo metu pirmą kartą, kai tai buvo dar pakankamai ramu, tai buvo vis dar dainuojanti revoliucija. O tai gerai, o vis tiek, jeigu bendraujat su ukrainiečiais, įdomu būtų išgirsti, ten iš tikrųjų yra vaizdai internete, kad buvo mėtomi Molotovo, tarkim, kokteiliai, daužomas su grandinėmis ir visa kita. Tai vat, jūsų nuomonė, kas vat, tos veiksmus atlikinėjo? Ar tai provokacija? Tai žinoma, yra išprovokuoti veiksmai. Yra įvairių, ta prasme, žmonių, kas Molotovo kokteilius metė, tikrai niekas nežino. Tai buvo kovojanti dalis Maidano. Faktas. Bet jūs faktiškai su to kaip ir neturėtumėt nieko bendro, tie žmonės, su kuriais jūs bendravot? Ne, ta prasme, aš su tai žmonėm daugumą tikrai nesu bendravęs per daug, su kurie dalyvavo aktyviausiuose veiksmuose gynybos. Ačiū. Jūs keistus. Kodėl keistus? Kodėl keisti klausimai? Kad Krymas jiems neva istoriškai priklauso. Dar dalis po kelių savaičių galbūt pradės mąstyti. Tai visgi kodėl tie keisti klausimai? Dar didesnė Ukrainos dalis, o ta logika gali būti stipri ir gyva tol, kol išties patys piliečiai Rusijoje nepakels savo balso ir nepasakys, kad ne, mes nebenorime gyventi tokioje šalyje. Aš linkiu visus savo bičiulius ir draugus užkrėsti tokiu mąstymu ne tik Lietuvoje. Ieškokime, kaip sakė Šarūnas, kuo daugiau savo bendraminčių, kurie mus vienytų ir paverstų tą laisvės dvasią, kuri šiandien jau yra negrįžtamai laimėjusi Ukrainoje, kad jį pasiektų ir Rusija. Dar sykį džiaugiuosi galėdamas būti šiandien draugė su jumis. Ačiū. Dabar kviečiu Vilniuje studijuojančią Ukrainos pilietę Natalį Severovą. Ačiū. Я буду обращаться на русском языке, потому что мы здесь, украинские студенты, которые учатся в Литве, в Вильнюсе, мы пришли сюда обратиться опять к Путину, в который раз к Путину. Мы хотим, чтобы вы, Владимир Владимирович, поняли, кто мы такие. Мы дети, которые родились в 90-х годах. Ваш режим Советского Союза пытался убить в наших родителях Бога, волю, смелость. Но наши родители нас вырастили верующими в Господа Бога. И это нас ведет по всей жизни. Наши родители вырастили нас верующими в волю, вырастили нас свободными людьми. Мы родились и с самых маленьких лет знали, что мы свободные люди. И мы такими будем всегда. Вот в 2004 году наши старшие друзья, братья, мамы, папы, бабушки, дедушки вышли в Киев и в других городах Украины на Майданы, чтобы показать, что старая система пала, и мы живем в совсем другой Украине и строим другое будущее. Это был первый шаг. В 2013 году, в конце года, в ноябре, в декабре, уже мы, наши друзья, наши сверстники, вышли в Киеве, в других городах мира и в других городах Украины, чтобы показать еще раз России, в том числе другим странам Европы и мира, что мы уже другие. У нас, у будущих у людей, которые являются будущим Украины, другое видение, нежели оно было 50-40 лет назад. Мы выбрали себе свободу. Мы скинули режим, диктаторский режим Януковича, коррупционированный режим террора. Мы начали строить свою страну. Сегодня Путин вторгается на наши территории и хочет показать нам, что мы не имеем на это права. Но он очень ошибается. Он может держать страхи, может быть, наших еще бабушек и дедушек, ветеранов войны, людей, которые боятся войны, которые хотят, чтобы все было спокойно. Для них самое главное — это спокойствие. Он может напугать их, и они еще могут бояться, но он уже не может напугать нас, украинских молодых людей, потому что мы будем стоять, и даже если нужно будет отдавать свои жизни, и это не просто слова, он прекрасно это видел, когда сейчас наша Небесная Сотня, 100 ребят, 101 человек отдали свои жизни за Украину, мы готовы это делать. Но пока что мы вежливо просим его прийти, мы пытаемся достучаться до его разума, чтобы он мирно вывел войска из Крыма и оставил Украину в покое. Мы имеем на это право, и это право признано всем миром. Мы независимое суверенное государство.
Так что, господин Путин, мы, украинские студенты, обращаемся к вам еще раз с просьбой, не с предупреждением, не с угрозами, а с просьбой уважать наше право и вывести войска из Крыма, и не подрывать ситуацию внутри страны, в других городах. Неважно, на каком языке мы говорим, мы едины. Украина едина. От Донецка до Львова, от Киева до Ялты и до Севастополя, Симферополя. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Ačiū. Dabar kviečiu socialdemokratinio jaunimo atstovą Jūrą Požėlą, kurio vėliavos čia plaikstosi, nes tai iš tiesų yra visų Lietuvą mylinčių, patriotinių, politinių jėgų ir visuomeninių jėgų susirinkimas. Prašom. Gerbiami susirinkę, iš tiesų aš manau, kad Rusija daro tai, ką kūrė vėl agresiją Europoje, kuri tiek dešimtmečių gyveno visiškoj taikoj. Putinas nori parodyti, kad jisai yra Europa. Bet mes visi puikiai žinome, kad mes esame Europa. Ir Ukraina yra Europa. Ne Putinas ir ne Putino režimas yra Europa. Todėl labai aiškiai turime dar sykį kartoti. Mes visą laiką būsime ir esame kartu su Ukraina, su Ukrainos žmonėmis. Ir tikrai šiandieniniais tokiais momentais labiausiai nuoširdžiai norėtųsi kreiptis į rusų tautą. Atverkite akis, išeikite į aikštes. Jūs esat verti daugiau negu turite. Jūs esat verti geresnių vadovų negu Putinas. Ir tik tada, kai jūs pakeisite savo prezidentą Putiną į demokratiškai išrinktą demokratinį valstybės lyderį, jūs irgi tapsite demokratiškos, gražios Europos dalimi. Slava Ukrainai! Ačiū. Dabar kviečiu signatarą Emanuelį Zingerį. Bičiuliai, Kijevo aikštėje aš paklausiau Maidano žmonių. Jūs balsavot už Europą. Jūs pasakėt lapkričio 28 dienai, kada Vilniuje turėjo būti pasirašytas sutarimas, taip. Jie sakė taip. Kas galėtų sugriauti jų tikėjimą, kad jie gali gyventi kitaip, kad jie gali būti laisvi žmonės. Ar mes kalbame, kad rusai neturi teisės mylėti Rusijos? Ne, mes sakėm, rusai gali mylėti Rusiją. Bet ukrainiečiai turi teisę mylėti Ukrainą. Lietuviai turi teisę mylėti Lietuvą. Lenkai turi teisę mylėti Lenkiją. Ar kas nors šitą meilę iš šono gali pavergti ir atimti teisę mylėti savo kraštą? Ar kas nors ukrainiečiams gali atimti galėjimą mylėti Ukrainą, mylėti ją demokratinę, mylėti ją laisvą? Turbūt ne. Aš manau, kad mes čia šnekame apie tai, apie ką mes šnekėjome už porų šimtų metrų sausio 13 dieną prie televizijos bokšto, kuris yra. Kur televizijos bokštas? Ten. Ir tai mes pasakėme prieš porą metų, kada Austrai išdavė Golovatovą pagreitintai, paprašius Kremliui. Golovatova tai yra ta žmogus, kuris vadovavo šturmui prie šito, kuris parodėte televizijos bokšto. Ir kada tie žmonės, kurie dabar Kremliui pasakė Austrams, kada Golovatovas buvo suimtas oro uoste, pasakė, atiduokite tuoj pat šį KGB pulkininką Maskvai. Kada Lietuva paprašė jį perduoti Lietuvai, už tai, kad jo įsakymu buvo nužudyti tie žmonės. Todėl man atrodo, kad čia viskas apie vieną. Mes šnekame apie Ukrainos buvimą NATO kaip jų laisvės įtvirtinimą. Mes šnekame apie Ukrainos buvimą Europos Sąjungoje kaip jų laisvės įtvirtinimą, nes mes šitą kelią praėjome. Todėl mes, būdami laisvi, sakome ukrainiečiams, jūs turite teisę būti laisvi ir mylėti Ukrainą.
Jūs turite teisę šiai meiliai, jūs turite teisę jūsų laisvei. Už Ukrainą. Herojam slava. Slava Ukrainė. Pirmininką Andrių Kubilių. Sveiki, mėlyjei. Turbūt viskas jau pasakyta. Aš gal čia to saulės šviesoje norėčiau šiek tiek labiau optimistiškai pasakyti keletą žodžių. Kažkada, kai sovietai 60-aisiais turbūt prie Chruščiovo desperatiškai ėmėsi blokuoti vakarų Berlyną, tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Džonas Kenedis pasakė labai aiškius žodžius. Jis pasakė labai paprastai. Aš esu berlinietis. Šiandien aš sakau lygiai tą patį. Aš esu ukrainietis. Ir man atrodo, visi mes tą patį galim pasakyti. Mes esame ukrainiečiai. Džono Kenedžio žodžiai tada reiškia, kad sovietų agresija, sovietų provokacija nieko nepasieks. Mano įsitikinimu lygiai taip pat ir šiandieninė. Putino agresija, Putino provokacija, jeigu mes visi pasakysim labai aiškiai, kad esame ukrainiečiai, ne tik čia Vilniui, bet ir Londone, ir Paryžiui, ir Vašingtone, ir Berlyne, ta provokacija nieko nepasieks. Todėl aš šiandien labai paprastai ir nuoširdžiai noriu padėkoti visiems ukrainiečiam, kurių broliais ir seserim mes šiandien jaučiamės, už tą didžiulę moralinę ir geopolitinę pergalę, kurioje savo dangiškosios šimtinės aukų sąskaitą pasiekė. Tai pergalė, kuri lemia ne tik tai Ukrainos tolesnę ateitį, ir aš tikiu, kad jinai bus ir taiki, ir saugi, ir europietiška. Tai lemia didžiulės permainas ir pačioje Europai, tai lems galų galiai permainas pačioje Rusijai. Nes šiandien tai, ką mes matome iš tikrųjų Rusijos tam tikrą tragediją, kurią lemia jos vadovo Putino labai skausmingai suvoktas pralaimėjimas, iš to atsirandanti desperacija ir elgesys, kurio niekaip negali pavadinti protingu. Todėl čia kabantis labai geras plakatas, kažkas jau jį čia padėjo, aš jį galiu tik pacituoti visiems, kurie gal jo nematėt. Putin, Krymsko olimpiadų taip praigral, yra mano įsitikinimu visiškai teisingas. Todėl, kad Putinas renkasi eilinį kartą istorijos praeitį, o ne ateitį. Maidano žmonės pasuko istorijos ratą labai stipriai į priekį. Pasuko į priekį visam pasauliui, Europai ir Ukrainai. Ir tai yra didžiulė pergalė. Putinas bando tą ratą atsukti atgal. Rusijos tragedija yra ta, kad ne vieną kartą, esant galimybei Rusijai rinktis ateitį, kas nors pasukdavo tą ratą vėl atgal. Bet šiuo atveju Putinas pralaimėjo olimpiadą, o tai reiškia, kad tikroji Rusija laimi. Aš tikrai tikiu į tai, kad po 5 ar po 10 metų mes čia susirinkę, šypsodamiesi, galėsim pasakyti. Aš esu ne tik ukrainietis, bet ir rusas. Tikintis tikrąją Rusiją ir jos perspektyvą. Slava Ukrainė! Ačiū. Šalia Lietuvos ir Ukrainos, ES ir NATO, Krymo totorių, politinių partijų ir visuomeninių organizacijų vėliavą aš matau vieną simbolį, kuris manimų yra labai deramas. Tai yra Ukrainos meškutis remiamas NATO vėliavos. Prašom pakelti aukščiau. Man atrodo, tai labai deramas simbolizmas šiai progai. Yra ir dar viena vėliava, kurios aš šią akimirką nematau, tai yra Švedijos vėliava. Taip, štai. Ir aš perduodu žodį Jonui, kuris yra ir švedas, ir lietuvis, ir ukrainietis. Kalbėti apie šitą Rusijos melo malūną, kuris jau sukasi beveik iš esmės 100 metų, kaip mes puikiai žinom, aš labai šiandien nenorėčiau, nes ten ir lyg ir viskas aišku. Norėčiau kalbėti apie kitką, šiek tiek irgi ten traukiant prie Lietuvos patirties.
Ukrainiečiai šiandien turi pilnas teisės. Tarptautinės, moralinės, juridinės, tiesiog į savo kraštą, į savo teritoriją. Ir to yra daug ką pasakyta, bet čia dar ne viskas. Lygiai kaip pat lietuviai prieš 20 ir pabaltiečiai apskritai prieš 20 su viršų metų parodė, kad jie ne tik turėjo teisės į savo šalį, į savo teritoriją, į savo kalbą, į savo žemę, į savo istoriją, į savo tapatybę. Bet tai lygiai taip pat parodė, kad jie buvo to verti. Ir dėl to aš čia stoviu šiandien. Nes aš tą ryškiai savo akimis pats mačiau. Jūs buvot to, ne tik, kad jūs turėjote teisę, jūs buvot to verti. Ir ukrainiečiai šiandien, vakar, per kelis mėnesius, tą įvairiausiais būdais, įvairiom formom, tą taip iki tokio lygio parodė, kad jie yra to verti. Ir mes dėl to privalom juos remti. Sakykime, istorija rodė ne vieną atvejį, kur tiesiog žmonės formaliai turėjo teisės, bet buvo sužlugdyti kažkieno sumanimų, melų, imperialistinių visokių užgaidžių ir taip toliau. Bet tuo pačiu reikia parodyti, kad tu esi to vertas. Ir ukrainiečiai tą padarė su kaupu. Žodžiu, reikia juos remti. Ir kaip tai tą padaryti? Aš pasiėmiau šiandien specialiai porą dalykų, kurie tikrai duoda, porą iš tokių mano galingiausių ginklų, ką aš asmeniškai galiu į šitą kovą dėti savo pastangas. Tai yra visų pirma, čia yra mano vėliava, Švedijos vėliava. Aš esu ne ukrainietis formaliai. Bet tas žmogus šiandien, kuris yra ne ukrainietis, bet palaiko Ukrainą, dėl to, kad jie to verti, tas žmogus yra aukso vertės, kuris gali įvairiausiais būdais paremti ir visų virtualioje erdvėje, ir pasisakydami, ir rašydami, ir visokiais būdais kitokiais, tarkim, tokie vėliavytė padėti ant savęs. Aš manau, kad čia yra tikrai ateina metas jau dėti ant savęs kažkur šitas spalvas, ar kartu su Lietuvos spalvom, ar atskiriai Ukrainos. Atėjo metas viešai, ryškiai parodyti savo palaikymą. Kitas dalykas, ką aš su savimi turiu, čia yra mano kamera, viena iš fotoaparatų, kur irgi taip pat filmuoja. Atvirumas. Mes visi tą puikiai matom per internetą ir kitokiais kanaliais, ką mes galim tai matyti tos vaizdus ir tiesiog suprasti, suvokti, kas ten iš tikrųjų vyksta. Nes Putinui reikia tamsos, Putinui reikia neaiškumų, to tiesiog prieblandos, kur neaišku, gal taip, gal kitaip. Ir aš taip lygiai taip pat galiu pamatyti, pavyzdžiui, tą savo švedų, tiesiog, kuri ne iki galo supranta ir pradeda irgi abejoti, gal vis dėl to, ką čia vienaip ar kitaip. Ne, atvirumo reikia. Ir norėčiau pridėti atvirumo dar, kadangi Lietuva yra tokia ypatinga šalis su savo, sakykime, ypatinga praeitim, kur su savo trūkumais, gal ta praeitis, bet taip pat su savo privalumais. Ryšiai su Rusija. Asmeniškai teko neseniai kalbėti su viena pažįstama Leningrade, Peterburgė tai yra šiandien, studentė apie visokius tos dalykus, kaip jie tą supranta. Ir staiga jos mama iš gilios iš Rusijos man rašo laišką, visiškai nepažįsta nieko. O kodėl viso to jūs mūsų nekenčiat? Man tai buvo šokas. Kaip? Niekas jūsų nekenčia. Bet pradėjo suvokti, iki kokio lygio veikia ta propaganda Rusijos viduje. Galiu konkrečiai tiesiog pasiūlyti, patarti, susisiekti su savo draugais, pažįstamais, kitokiais Rusijai, su jais atverti kontaktą. Kiekvienas žmogus yra reikalingas, kiekvienas žmogus yra svarbus, kiekvienas gali eiti, kur kiti negali. Ir šitas žingsnis, tuo labiau, kad žmonės visi moka rusiškai, tai toliau, čia aš manau, kad čia yra šiuo metu labai svarbus, nes vis dėlto esminis dalykas yra tai, kas darosi ne Ukrainoje, o kas darosi galų gale Rusijoje. Putinas, kaip mes puikiai žinom, jisai bijo daugiau negu velnio vieno dalyko. Jisai nebijo ukrainiečių, jisai bijo, tarkim, Maidano. Čia yra, aš taip supratau, kad čia yra, jo didžiausia baimė, kad Rusijoje kažkas įvyktų. Ir stengiasi visokiais būdais tą baimę palaikyti, kad to nebūtų. Galima bendrai pridėti tokią geopolitinę įstabą, kad kas vyksta iš esmės Kryme ir Ukrainoje, taip toliau, čia yra iš esmės Rusijos vidiniai reikalai. Čia yra šou, tam, kad Rusijai nebūtų pagalvota apie kitus dalykus.
bet čia tarp kitko. Taigi, baigiam šiandien savo vis tiek eina prie veiksmų dabar. Mes dabar padarysim tokią, eisim ratu aplink ambasadą, bet turiu daryti vieną pastabą, kalbant apie teritorinės teisės. Kadangi yra įstatymai, mes neturim teisės arčiau priartėti prie Rusijos ambasados negu 25 metrų, sakant, pagerbti Rusijos teritorinį vientisumą, kaip sakant. Ir tai buvo toks, kaip sakant, subtilus protestas. Stengsim, aišku, palaikyti tą atstumą. Aš dabar pradėsiu, kartu su kitais mes eisim būtent į tą pusę, jūs tiesiog ramiai iš paskos eisit ir tada mes grįšim į šitą vietą ir baigsim dar himnų giedojimu. Ačiū. Pradėsim. Slava Ukrainai! Ukrainai! Slava Ukrainai! Nugirdau komentarą, kad provokatorius esu, tai labai įdomu. Jūs? Nu, tai labai būtų įdomu išgirsti, kodėl. Nu, kad apsiginti. Tai taip leidimo tokį prisipratau nelabai jie parodė. Parodė leidimą? Nes labai įdomi, paskutinę dieną išsiėmė kaip ir taip netikėtai. Matyt, turi kažkokią papildomą galimybę.
Tai dar nesusirinko žmonės, truputėlį, neskubėkit. Nėra. Я один из первых, которого Литва приняла на лечение страдавших во время революции на Майдане, движения на Майдане. Вот. Я хочу вам поблагодарить литовскому правительству, вам, уважаемые граждане Литвы, и всем тем, кто сегодня здесь собрались, за поддержку Украины. Потому что Украина сейчас является своего образа баррикада, переступив которую Россия может пойти дальше в наступление. И неизвестно, в каком направлении это может пойти. Спасибо вам, друзья! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Dėkoju visiems atėjusiems šiandien. Aš manau, kad turbūt šiandien bus ne paskutinį kartą. Mokomės, gerėja mūsų įgūdžiai ir tiesiog stebim įvykius. Toliau, kada mes susirinksim kitą kartą, bus matyti. Jeigu preliminariai, tarkim, kitą savaitę sekmadienį tuo pačiu laiku, bet tas gali keistis, be abejo. Aš dar noriu pakviesti kovo 11-ąją irgi ateiti irgi su Ukrainos vėliavomis į eiseną, kuri po 12 valandos vėliavų pakėlimo prie Seimo eis Gedimino prospektu į katedrą ir ten bus nešamas ir tas didysis plakatas, kurį matėte čia priekyje, ir mes savo nepriklausomybės dieną taip pat eisime ir skanduosime ir giedosime už Ukrainos laisvę ir už Ukrainos vientisumą ir už Ukrainos nepriklausomybę. Ir pabaigai, ir man tai yra tikrai didelė garbė tą pasakyti, baigsim Lietuvos himnu. Po to mes įskirsimės. Ačiū Jums visiems dar kartą, kad atėjot. Tėvynė mūsų turi didvyrių žemę, iš praeities tavo sūnus ten stiprybę semia. Neatrodo, kad policininkai turėtų giedamą himną atiduoti.
niekais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tarnautai taip pat netidaro. Tegu saulė Lietuvos tamsumas pašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Ačiū labai visiems, širdingai dėkoju ir kviečiu į sekančią akciją Solidarumo Lietuvos ir Ukrainos Anykštėnai kovo 11 dieną, 11 valandą, Lukiškių aikštėj sujungs 200 metrų vėliavas Ukrainos ir Lietuvos širdies forma. Prašom visus ateiti. Ačiū. Galim, jau viskas? Gerai. Ačiū. Labai gerai viskas. Ne, mes tiesiog. Taip. Ar būtų, pavyzdžiui, Gerai, kurie? Žemynos gimnazija. To nebuvo gerai. Iš tiesų buvo artėjant birželio mėnesį. Ne birželio mėnesį, bet gegužės mėnesį. Ar Ne, nu būnu, kaip sakant, čia improvizuojam šiek tiek. Gerai, tai aš tada jums parašysiu. Facebooką gal kokie, ar mes esame draugai, aš nežinau. Draugai, ne. Čia. Bet aš parašysiu. Taip, puiku. Pasifriendinam tiesiog. Gerai, gerai. O jūs būsit kas? Aš būsiu Inga. Inga, mokytoja? Taip, mokytoja. Puiku, gerai. O galima jums patrukdyti šiek tiek jau trumpam? Jūs, kaip supratau, esate Švedijos pilietis, ar? Aš esu švedas, настоящий швед. Настоящий швед? Я живу здесь 10 лет примерно. Reiškia... Reikia, kad lietuviškai būtų. Reiškia, jūs filmuojate. Taip, aš noriu... Taip, švedas. Švedijos pilietis. Visiškas, jau super švedas, nu toks jau grynas. Bet jūs čia daug laiko praeidžiat, ar tenais jau daugiau tenai? Aš ten gimęs, aš ten augęs, aš ten viskas jau tarnavęs, viską ten padariau, kaip sakant. Ir pilietis. Pilietis, be abejo. Ir toks klausimas, Švedijoje žmonės rengia tokius dalykus kaip referendumas, pavyzdžiui. Nu, buvo dėl euro, pavyzdžiui, buvo referendumas, žmonės liaudis pasakė ne ir euro nėra, kaip mes matom. Ten su tais referendumais Lietuvos mastu, nu, sudėtinga tiesiog. Aš nežinau, ko jūs norite? Ne, man tiesiog įdomu, pats kontekstas referendumo, ar tai yra teisėtas būdas valstybei valdyti ar ne, nes yra įvairių nuomonių, toje pačioje Lietuvoje. Bet Europos valstybė, kaip ten tos jau išsivyščiusios valstybės, išskaitant ir Švediją. Būna, be abejo. O jūsų nuomonė, jie reikalingi apskritai yra, ir kokią naudą ar žalą daro? Čia filosofinis, politinis toks klausimas, labai sudėtingas, atsakyti vienreiškiškai gali. Aš manyčiau, kad referendumas gali būti tikrai veiksmingas, kaip mano galva buvo tada Švedija, pavyzdžiui, apie euro, pavyzdžiui, tikrai, sakė ne, tai ne, nėra euro, okei. Kitose, tiesiog, kad referendumas būtų, sakant, integruotas į tą bendrą valdymo sistemą, nes čia nedaryti kažkokią referendumą, akciją, ką nors tokį tiesiog. Čia, dėja, matau, kad Lietuvoje referendumai naudojami netikslingai tiesiog. Imkim, pavyzdžiui, apie atominį ten visą, kur
iki šiol neaišku, referendumas buvo, bet tolimesnio nėra. Tiesiog matosi ryškiai, kad į referendumą nekreipia per daug dėmesio tiesiog. Čia toks kaip... Bet tai gerai, kitas dalykas. Čia šitame susirinkime iš tikrųjų stovėjo iš tikrųjų valdančioji tuo metu partija, kuri inicijavo būtent tą referendumą ir kai išgirdo tautos nuomonę, jie ignoruoja tą nuomonę. Kaip čia... Čia aš manau, kad čia galim kalbėti turbūt apie visą tą sluoksnį valdžios. Tiesiog dėja, sistema nesutvarkyta iki galo tiesiog. Čia ir referendumas tampa tokių, aš pasakyčiau gal drastiškai šou dalim, kad darom referendumą, tegu pasisako, bet iš tikrųjų vis tiek spręsim užkulisį kažkur. Toks jau yra tas jausmas tikrai. Jūsų kalba iš tikrųjų, kaip kalbėjote, iš tikrųjų labai jūs šauniai kalbėjote, jeigu taip, Jo, tas meškai labai taip jau grubiai ir tiesiog... Bet tai lietuviams, pavyzdžiui, dabar yra aktualiausias klausimas žemės nepardavimas užsienio subjektams, vadinkim taip. Kas yra beje parduodama ir šiandien, mes žemė parduodama įvairiais būdais. Taip, čia apspekuliuojama ir tie patys rusai perka ir amerikiečiai. Ir tie lietuviai oligarkiukai perka, žodžiu, ten visai ten. O kaip Švedijoje yra? Su žemės nuosavybė. Tie vėlgi toks istorinis klausimas, tiesiog žemė buvo sutvarkoma, žemės reformos esminės buvo daroma 17 amžiuje. Tiesiog mes kalbam visiškai apie kitą gelmę tiesiog. Tada jau buvo tiesiog valdžia, tiksliau valdžios karaliaus patarėjai suprato, kad čia vis tiek reikia tą žemės klausimą jau prasidėti tvarkyti. Ir kaimuose tiesiog žemė buvo, sakykime, tvarkoma tokiu būdu, kad buvo didini arealai, kur priklauso vienas žmogus ir toliau. Ir iš esmės, jeigu labai trumpai judurtai, aišku, taip jau, tas žemės reformos, toliau, kas buvo daroma, tiesiog buvo to tęsinys. Aišku, karo nebuvo okupantų, kur tiesiog sutvarkė pagal savo nuožiūrą. Nebuvo. Bet tai pats, kaip Švedijoje požiūris, žemė švedams ar žemė... Ne, tai pakankamai atvirai prašom, čia nėra didelių problemų. Daug žmonių, kurie nusipirkė ten žemę įvairiom platformom. Nėra jokios problemos. Čia yra kita šalis, yra kitos taisyklės, kita tvarka, kitas stabilumas. Tiesiog čia žemės klausimas negroja, kaip sakoma. O čia, kadangi čia visi žemė, čiagi iš esmės pagal mane yra toks atstovauja, žemės klausimas atstovauja, tam, sakykime, neiškumui tiesiog. Čiagi ir daug tokių klaustukų. Ką vis dėlto daryti, kokia valdymo forma? Ar pavyzdžiui, ar respublika yra teisingiausia forma? Galima ginčytis tiesiog. Galima, aiškus. Ir aš manau, kad čia tiesiog, kad tam tikra tokia, kaip reakcija į bendrą padėtį. Ir dėja, kas yra man gaila tiesiog, kad vis dėlto pakankamai dažnai spekuliuojama žemės ir kitais klausimais, pakankamai oportunistiškai iš vienos pusės, iš kitos pusės. Ir tie dalykai, mes kalbam apie kitą. Žemės pardavimų klausimas yra apie kitką. Čia ne apie žemės pardavimą, čia apie kitus klausimus. Aišku, žinoma, kiekvieną savo tapatybę galim pasirinkti šiais laikais, nes gali ir būti ir švedų išmokę švediškai ir prisitaikyti. Ne, vėlgi su tapatybė šiais laikais, kur žmonės keičia tapatybę pakankamai smarkiai, migracija, važiuoja, keičia savo socialinę aplinką, ypač jaunai žmonės, ką tą daro, tuo labiau kokį Lietuvoje, kur tai yra. O pavyzdžiui, žiniasklaidai, aišku, čia gal internetiniai labiau yra, kad Krymo gyventojai, jų taryba rengs referendumą dėl atsiskyrimo nuo Ukrainos. Tas veiksmas jūsų akimis, jisai tų žmonių atžvilgių yra teisingas, ne? Čia visiškas bairis, čia visiška nesąmonė, čia neturi prasmės tiesiog. Reiškia, dabar, imkim, Klaipėdos gyventojai dabar sprendžia, kad, reiškia, Memelis turi pasirinkti Vokietiją ir sudaro referendumą. Ne? Čia, apie ką jūs šnekat? Ne, bet tai Krymas, didesnis už Lietuvą savo teritoriją, tai... Bet ar čia dydis turi reikšmė? Reikšmė, tas dydis yra svarbus čia? Ką,
Nes dabar aš taip analogiškai tiesiog, mano loginis mąstymas tiesiog taip tik toje buvo Tarybų sąjunga ir va tos valstybės atsiplėšė nuo bendro darinio, juridinio. Aš kad Krymas būtų kaip valstybė. Taip, taip. Tai gerai, tada važiuojam į Klaipėdą, darom Klaipėdos Memel krašto tarybą tiesiog su Samaborončikais kažkas. Ar jūs man apie ką jūs kalbat? Čia reiškia yra vis tiek, mes turim teisinį sistemą, tarptautinę tiesiog. Jeigu mes pradedam tą sistemą kažkiek, kad vis dėlto gal ir galima, vis dėlto gal ir suprantama, jeigu mes tą pradėsim daryti, tuo labiau tokiuose kraštuose, kur tikrai yra ir taip jau daug įtampos ir problemų, tai kas bus? Aš nežinau, pavyzdžiui. Jugoslavija, pravalas, košmaras. Bet ten karą pradėjo. Tenai kiti reikalai šiek tiek jau. Bet tiesiog pradėti apie vis dėlto, čia yra visiškai apie tai kalbos negali. Tuo labiau, kad yra pakankamai daug įvairių sutarčių, įvairių laikų, kur tiesiog ryškiai rodo, kas yra kas. Jeigu mes pradėsim taip jau, sakyk, pažais, kad čia turi, tada jau atsidursim labai pavojingoje vietoje, kur mes dabar esame. Gerai, tada jeigu rinktis tą kryptį, kur pasaulis tada bus po 50 metų. Tarkim, mes Putiną, nes aš kaip supratau, čia labiau prieš Putiną, bet ne prieš Rusiją. Bent jau jūsų žodžiais, nes kiti sakė ir prieš Rusiją. Dėl to labai didelė rusofobija yra sukuriama bent jau Lietuvos atmosferoje, kuri irgi nėra labai teisinga. Ne, labai gaila, tai aišku. Taip, jūsų tai labiau buvo į Putiną taikyti. Tai jeigu Putino nebus, atsistos kitas, vadinkim, taip, kažkoks valdytojas. Keisis kas nors ar ne? Čia labai didelis, svarbus, sudėtingas klausimas, kas keisis, kas nesikeis. Aš manau, kad vis tiek, kalbant apie tą Rusiją, mes kalbam apie esminius dalykus, jeigu kažką pakeisti realiai, apie tą, pavadinkim, sistemos pertvarkymą. Bet principė ten įvyksta ideologijos tam tikros šalinimas. Ideologijos šalinimas Rusijoje? Ne. Vat šito veiksmų, tarkim, prieš Putiną, Putinas vadovaujasi kažkokią ideologiją. Jis bandytinį ideologiją savo. Čia ten ne ideologija, ten yra banditizmas. Čia yra priešikavimas, čia yra... Ačiū. Iki. Ten yra mafijinė struktūra tiesiog. Putino valdžia yra mafijinė struktūra. Tai reikia labai gerai suprasti. Kad čia ten mes nekalbam apie... Aš studijavęs tą Putino visą reikalą pakankamai, sakykime, senai ir pakankamai iš įvairių taškų. Ryškiai matau mafiją. Kitaip nepavadinsi tiesiog. Švedijos kariai dalyvauja Irako kare, Afganistane, tenai. Visur dalyvauja. Ir ten kaip ir... NATO sudėtyje, tarkim, taip jau. Taip. Yra tokia nuomonė, kad kariaudami, tarkim, rytuose tenais arba tose kitose kraštuose yra pagrindinė priežastis nafta. Nafta, dujos... Vienas tokių, taip, be abejo, resursai. Dėl išteklių. Ir dabar susidaro tokia nuomonė, stebint, kad skandinavai iš tikrųjų jūs labai gerai gyvena. Be abejo. Jūs labai... Penkitukė ten visų. Taip. Bet tą gerbuvį irgi savo paremėt karinėmis invazijomis į kitas pasaulio, tarkim, dalis, kovodami dėl išteklių. Ir tai yra kaip ir gerai. Bet čia, aišku, turbūt gal per daug pasakyti, per drastiškai. Aš tiesiog gal su to iki gal nesutikčiau, kad čia švedai ar danai, ar kas tiesiogiai. Bet kad švedai, danai ir kiti norvegai, yra suomiai, yra vakarų pasaulio dalis. Ir vakarų pasaulis savo ruožtu, aišku, visų pirma Amerika, tai be abejo, bet be abejo irgi yra kiti žaidėjai, bet visų pirma Amerika tiesiog turi savo tam tikrą tokią globalią strategiją, kur reikia, gali įsikišti su karinė jėga, taip. Bet čia vėlgi apie Ameriką galima kalbėti atskirai, aš labai kritiškai nusteikęs Amerikos atžvilgiu įvairiom prasmėm. Bet čia yra vakarų pasaulio veikimų būdas. Ir tai buvo istoriškai irgi, čia mes kalbam apie šimtmečius, kaip iš esmės daro tą patį. Gerai, bet tai dabar vis tiek, bet kokiu atveju ta kryptis kelia konfliktą ir jinai nori, jinai kelia konfliktą, tą tokią poziciją. Ar jūsų matymų yra kokie nors veiksmai, kurie apskritai galėtų iš tikrųjų tos karinius visokius propagandinius dalykus nutraukti, kad būtų kažkokia taika, susitarimai, ar čia yra utopija ir karas kaip tenais? Pilietinės visuomenės ugdymas visur. Tiesiog tas gyventojas, tas rinkėjas, tas
žmogus, kuris jaučia savo pareigą, savo galimybės, ką nors pasakyti. Aišku, ten čia yra tos sistemos labai seniai nusistovėjusios, labai jau. Ir kaip, pavyzdžiui, mes nustebtume, jeigu mes iki gal suvokiam vis tiek, koks yra silpnas Amerikos prezidentas, tarkim, tiesiog, kad kiek yra visokių jėgų aplink, kur tiesiog veikia, kiek jis mažai vietos turi, išskirtinis atvejis yra karo stovis, kur prezidentas jau įgauna tam tikrą galią. Tai pavyzdžiui. Bet tai vėlgi karinė ta instancija, bet kur su karu... Karas, sakykim, visų imperijų problemų sprendimas yra karas. Vienoks ar kitoks. Įvairiais būdais, ir mes dėtą matom ne pirmą kartą, kad, sakykim, jeigu tai plačiau žiūrint, aišku, Rusijos, sakykim, problemų sprendimas kariniu keliu, tai yra daroma ir taip pat vakaruose, kitaip, kitokiais būdais, kitokia forma. Gerai, ties tavo atvieta labai įdomu, tai vis tiek buvo aukos, 101 auka Ukrainoje Maidano metu. Gerai, toks logiškas, kas šaudė? Ta prasme, nėra atsakymo, kas šaudė. Jie šaudė, Amerika, ukrainiečiai. Ne. Ar šiaip gal kokie medžiotojai taip sugalvoja pasimą? Ne. Tasme, jeigu ten, žodžiu, nežinau, čia toks klausimas trupučiuką kitoks gal, bet kas šaudė, man aišku, kas šaudė. Tiesiog, čia pakankamai nėra... Ne, ta prasme, tyrimo viešai nebuvo, aš bent jau nemačiau tokio dalyko, kad būtų įvardintas, tarkim, žmogžudys, ten koks nors vardas, pavardė. Nėra. Sako, kad kažkur iš kažkas ir geriausiai sakyti Putinas. Bet Putinas nestovėjo su tas snaiperiu tenais tikrai ant balkonė ir... Ne, Putinas turi savo resursus, jis turi specnaz brigadas, kuri važiuoja samoboroninčių Kryme. Čia daro rusų profai. Ryškiai matosi. Tai jūs teigiate, kad čia rusai? Ašgi matau ryškiai, pagal ginkluotę, pagal uniformą, aš viską ryškiai matau. Kas čia per žmonės? Ryškiai. Bet tai snaiperių niekas nenufilmavo. Tai tiesiog iš kažkur tai šaudė ir ten neaišku, kas šaudė. Ten aš manau, kad čia nelieka jokios abejonės, kas ten šaudė ir dėl manęs jokių problemų, tai atsaka, nėra toje vietoje. Putinas. Sakykim, tai Putinas. Ir gerai, ir paskutinis klausimas. Ar švedų pensininkas pasidalintų savo pensiją su lietuvių pensininku? Čia geras klausimas, apie tą lygybės klausimą, apie tą pasidalinimo klausimą, toks tikrai Europos mastu pakankamai slidus, sudėtingas. Ir aš manau, kad Europos mastu reikia apie tai pamastyti. Nes skirtumas labai didelis. Žiauriai didelis, tai aš manau, tėvai pensininkai, aš nežinau. Ir dar tada trumpam vardas ir pavardė. Jonas. Ačiū, Jonai. Kur čia